Tai dar kartą apie PVM, kada reikia registruotis PVM mokėtojų, kada tokios prievolės nėra. Todėl, kad dabar pareina žinutės elektroniniai laiškai iš mokesčių inspekcijos, sveiki, jūs 2024 metais viršijote 45 000 eurų ribą ir jums yra prievolė registruotis PVM mokėtojų, kodėl to nepadarėte. Pagrįskite, ar tai yra PVM apmokestinama veikla vykdome, ar ne PVM apmokestinama. Tai žiūrėkit, jeigu 2024 metais nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos tame laikotarpyje viršijote 45 000 eurų ribą, viskas. Ir jeigu veiklą vykdote toliau su individualia veikla pagal pažymą, apie tai dabar kalbu, prievolė registruotis PVM mokėtojų yra visų 100%, niekur nuo to nepabėgsit. Skubiu ėjimu jungiatės prie mano VMI, registruojatės PVM mokėtojų. Ką dar reikia padaryti? Už laikotarpį nuo gegužės 1 jau iki gruodžio mėnesio reikia pateikti deklaracijas FR 0608 už kiekvieną mėnesį, jeigu buvo tais mėnesiais pardavimų. Ir nuo visų pardavimų susimokėti 21% pridėtinės vertės mokestį. Bet jeigu jūs tame laikotarpyje nuo gegužės 1 dienos iki gruodžio šių metų turėjote kažkokių pirkimų ir turite pirkimo PVM sąskaitų faktūrų, jūs turite teisę į PVM atskaitą. Vadinasi, tas 21 mokėtinas procentas gali būti šiek tiek mažesnis. O jau ten už tuos 2024 metus tikėtina, kad jūs pateikėte FR 0608 formą už tą laikotarpį, kai buvo viršyti 45 000 ir jau susimokėjot PVM ir pamiršot. O jeigu ir šito nepadarėte, tai bėgom į 2024 metus susitvarkot reikalus ten, nes delspinigiai kapsi. O kam mokėti delspinigius, žmonės brangiai? Tai pelningo verslo.